Facebooko komentatorius man rašo, kas tu tokia, iš kur atsiradai. Nu ir ką jam atsakyti, nieko. Paliekam ant sienos. Alytaus gimnastikos muziejus. YouTube yra video, kuriame 2014 metais kaip prizą gavote skėtį. Gal dar turite ir galėtumėte mums jį padovanoti? Ta skėtį violetinį dar vis turiu, bet jis šiek tiek sulūžęs. Čia yra mano vienintelis skėtis. Kokių dar keistų prizų esate gavusi už pergalę? Pripučiamą paplūdimio kamuolį, tai čia vienas iš keistesnių prizų. O taip, tai pagrindė taurės, medaliai, diplomai ir žaislai. Kryžkalnio pienas. Ar sutiktum reklamuoti mūsų grietinę? Na, su grietinė norėčiau užbaigti viską savo TikToko karjeroje ir nebevalgyti jos. Kokius 3 dalykus turi padaryti, kad užskaitytum savo vasarą? Tai būtinai nuvažiuoti Palangą, pašokti su šokėju, gatvės šokėju Mindaugu, pavalgyti vafliukų ir būtinai kažkur išskristi. Stylas, bratan. Basanavičiaus gatvė Palanga ar Vilniaus gatvė Vilniuje. Tai dėl tavęs, Stylai, aišku, kad Vilniaus gatvė. Romos meras. Viename story mano miestai vertinai 5 iš 10. Kodėl? Nes trūko veiksmo ir gražių italų. What? Nepyk. Dar rašai, kad ten tik seni pastatai. Ką turi prieš senus pastatus? Nieko blogo, tačiau modernus pastatai man įdomiau. Pirmas dalykas, kurį padarysi sulaukus 18. Pačią pirmą dieną norėčiau išsilaikyti praktiką ir pradėti važinėti su mašina. Kalbos komisija rašo. Tave viename komentare pavadino Mielka. Ką reiškia šis žodis? Ar čia įžeidimas ar komplimentas? Dabar šiaip šis žodis nėra geras mūsų paauglių tarpe, bet aš į tokius nekreipiu dėmesio. Dažniausiai, kai man parašo Mielka, aš atrašau, kad man argumentuotų, kuom aš panašiai ją. Nes dažniausiai Mielkos yra su aptemptais džinsais, prisidažiusios 13-metės. Kamilė rašo, ar daug heito gauni, nes kalbini visokius Maybachus, Stylus ir Spinnerius? Ne, Kamilė. Kaip tik mane palaiko žmonės ir prašo, kad dar daugiau tokių video kelčiau, nes įdomu jiems žiūrėti, kai su jais keliu. Didžiai nevykėlė sakė, kad tave gerbė. Kaip nusipelnei jos respektą? Nežinau, mes taip iš vis seniau nebendraudavom. Tada susitikom Klaipėdai per Morės koncertą. Paprašiau, kad nusifilmuotų klausimėlyje. Tada filmavomės ir jai labai patiko. Kažkaip suvaibinom ir dabar va spalio 31 važiuoju pas ją į koncertą. Direktorė. Ar sunku eiti klasės seniūnės pareigas? Na, kai nelabai lankau mokyklą, nes tai ligoninėje guliu, tai išvažiuoju atostogaut. Tai turiu pavaduotoją, kuri man labai padeda nueiti susirinkimus ir toliau, bet man šiaip labai patiko būti seniūnė. Aš ir progimnazijų, ir gimnazijai 2 metus buvau. Ar mokyklai reikėtų turėti TikTok paskyrą? Na, visai norėčiau, kad Vilniaus Užupio gimnazija turėtų TikTok paskyrą, bet kadangi mano pusė mokyklos nemėgsta mano TikTokų, tai nežinau, gal geriau nereiktų. Norėčiau šiaip savo mokyklos paskyrą vesti, bet... O kodėl nemėgsta to TikTokų? Tai nežinau, reikia paklausti 12-okų. Tiesiog, kaip mama sako, tai iš pavydo. Ne visų skonis vienodas. Žalia balta rašo. Esu 40 metų amžiaus su alaus pilvu. Ar galėtum išmokyti triuko, kur persverti ir su koja įmeti kašį? Sorry, dėdė, ne. Blok. Sodra rašo. Savo paskyroje esate pasirašysi gimnastė pensijoje. Kaip čia yra? Mes nesuprantam, ar jų mokėti pensiją ar ne. Galėtumėt mokėti. Neatsisakyčiau. O dėl ko jūs pensija? Nes įvyko klubo trauma, padarė operaciją, nebepavyko grįžti į sportą ir 16 metų baigiau savo karjerą. Nors labai gerai sekėsi, buvau Lietuvos čempionė ir bam, viskas, dabar treniruoju vaikus. Sunerimusi mama rašo. Noriu leisti savo dukrytį į gimnastiką, bet mačiau video, kur dalinaisi, kad trenerė tave vadino karvę. Na, jei leisti savo dukrytę pas mane, tokių dalykų nebus. Nes ne visi treneriai tokie, tikrai ne. Tai nebūtina šaukti ant vaikų, norint pasiekti gerų rezultatų. Na, kai jau vaikas paauglys, tai aišku, kad reikia pašaukti.
nes kitaip tikrai nebus labai gerų rezultatų, bet galima ir švelniau elgtis ir nevadinti keiksmažodžiais ir taip toliau. Inga Neta rašo, kodėl turi 3 TikTok accountus. Tai pirmas pagrindinis Paulencijus, kur daugiausia sekėjų, yra tik video, nes tenais negaliu daryti live transliacijų. Antras buvo sukurtas kaip atsarginis, kad vien live'am, po to jį užblokavo ir tada susikūriau 3 accountą. Tai dabar visus 3 naudoju. Tai jeigu netyčia kažkurį ištrintų, vėl turėčiau atsarginį. Kiek kartą įsigausiu baną? Seniau tikrai dažnai, beveik kiekvieną video man ten ištrindavo, ypač Tailande, kai buvau. O dabar tai nelabai. Jeigu man ir užbanina, aš paimu su draugės kokiu dokumentu, nufotkinu, kad man 18, patvirtinu ir viskas. Kaip manai, kodėl juos blokuodavo? Heiteriai. Heiteriai raportina, dėl to taip ir vyksta. Mašinas.lt rašo Audi ar BMW. Tai čia turėtų atsakyti šitą didžiai nevykėlę, bet už ją sakyčiau BMW. Kaip dažnai darai laivus? Rugpjūčio mėnesį, kai sutardom su Petru, tai ir neturėjau daug ką veikti, tai tikrai dariau vos ne kiekvieną dieną. Dabar kai mokykla į 2 savaitės vieną kartą. Nes laivai labai daug išsemia energijos, labai pavargsti tiesiog kalbėti pats su savim. Darius rašo, ar turi bičą? Ne, neturiu. Gruodį man bus 18. Nedomini. Nepažįstamų vaikinų neprisileidžiu. Sandrutė rašo, gali gal papasakoti apie savo sportinę traumą, kiek laiko negalėjai vaikščioti. Tai kai išoperavo, šiaip turėjau būti su ramentais 4 savaitės, bet pabuvau gal tik savaitę, nes labai nekantri ir norėjau kuo greičiau grįžti į gimnastiką, tai čia ir buvo padaryta klaida, kad nepakentėjau, labai greit be ramentų pradėjau vaikščioti, pradėjau krosus bėgioti, gegužį išoperavo, rugpjūtį jau nuvažiavau į gimnastikos stovyklą, savaitę pasitreniravau ir po to 2 savaitės nebeiškentėjau ir viskas mečiau, nes toliau man skaudėjo. Nepaisant to savo video, vis dar atlieki triukus, ar nebaisu? Tas saulutės, kaip sakant, persivertimus per tiltelį man labai patinka daryti, bet dabar pastebėjau, kad jeigu padarau kokių 10 iš eilės, jau tiesiog net žodžio prasme pradeda man žvaigždutės matyti, sakysi, ir labai suktis galva. Bet ten, kur tik tokį keltas video, kur darau tos persivertimus per jūros šventę, po to nukrentu ir tipo atsirandu operacijai, tai iš tikrųjų taip nebuvo. Džiunglių klaunas man rašo, ką manai apie Jungle Kingą? Tai kartais cringe žiūrėti, bet kartais, aišku, juokinga pasijuokti, ypač kai būna koks Maybachas Petras, tai įdomu pasižiūrėti. Ar norėtum pati su ko nors pakovoti? Nemoku kovoti, aišku, bet būtų įdomu su kokia, nežinau, Bieliauskaitė, Šalčiūtė, kažkuom žinomų panelių. Maybachą beje kviečiu į kovą, bet neatsakė, ar taip ar ne.